Sveiki, draugai. Vakare toks labai, pasakysiu, toks linksmas ir aštrus įvykis įvyko. Ogi paskambino man toks Slavka save vadinantis Viačeslavas Mickevičius. Na ir kaip aišku, iš balso iš karto pažinau. Na ir pokalbis tai buvo toks, oi linksmas, galiu pasakyti. Ten netrūko ir keiksmažodžių, ir grasinimų, ten žodžiu, ir balsą teko pakelti ir viską. Na, labai tikiuosi, kad tą paviešins visą tą garso įrašą, nes pokalbis vyko telefonu. Tai labai tikiuosi, kad jis bus neiškarpytas, nes ten paskambinau ir, kaip supratau, kažkoks renginys, hihihaha, žodžiu, linksma. Bet noriu svarbiausią dalyką ir įdomiausią, kuris man įstrigo pasakyti pats, nes, nekantrauju tiesiog pasidalinti, vakar jau vėlai tai buvo, tai jau nenorėjau įrašinėti ir jums pasakoti. Tai tas Viačeslavas Mickevičius bandė man išaiškinti, kad jis yra lietuvis. Bičas, vadinantis save Slavka, arba kaip sako dar Viačeslavas, tai berods Miečka vadina, pavardę Mickevičius, man aiškina, kad jis yra lietuvis. Aš sakau, ne, žiūrėk, sakau, Slavka, kai tu reikia, tai tu ruskis kacapas, kai tau reikia, tai tu ukrainietis chacholas, sakau, geriausiu atveju tu šudlenkis esi, bet sakau, tu tikrai ne lietuvis. Jis man pabandė, matot, kaip va šitie visi kirminai, kaip jie kaip šuraivės kažkada vartosi, jie ten dėliojasi. Jisai, žodžiu, sakau, pokalbis tai buvo ten, aišku, tų palaikytojų hihihaha teko, pasakiau aš ten jiem normaliai, sakau, ir keiksmažodžiai nuskambėjo, nes jau jie galvoja, kad paskambins ir papramogaus. Aš jiem pasakiau, sakau, kai aš grįšiu ir aš papramogausiu, tai jums nebus jokinga. Žodžiu, aišku, labai liūdna, kad visoje toj kompanijoje, žinot, yra tas Merūnas Vitulskis. Kaip ir atsimenu tą jaunuolį dar, kai buvo, jisai išgarsėjo tam realybės šou, išgarsėjo kaip operos solistas, toks visi kiti muzikantai, tai tokie, žino, ten narkomanai, dar visokie ten jie, toks bardakas, o Merūnas toks visada solidus, tvarkingas, operoj, Ir dabar, Merūnai, ar tau reikėjo įsivelti su visą šitą konservatnikų šaiką? Būtum tu toliau išlikęs solidus, kaip bet kurie kiti save gerbiantis artistai, važinėjęs pasauliu po tas operas ir taip toliau. O dabar susivelti su tais visais narkomanais, tais Viačeslavais Mickevičiais, su tais visais Šurajevais, su šita hebra. Aš pasakysiu atvirai, mane taip nuvylė, nuoširdžiai sakau, Merūno Vitulskio tas pasirinkimas, kažkaip va šitoj va vietoj. O su tuo dabar jau chacholu Miečka Slavka Mickevičium, jisai liudys Bartoševičiaus teisme. Kaip liudytoją šį pakviečiau, tai dar su juo pasikalbėsiu. Tai toks nuotykis labai nekantrauju pamatyti tą vaizdą įrašą. Gal jo ir neviešins, bet dabar, kai šitą padariau įrašą, bus priversti paviešinti. Suvariau ten normaliai, bandė man ten apie kalėjimus paaiškinti, dar kažką. Kažkokie, taip pasakysiu, duhai, kurie to kalėjimo nei paros nematė, pabando išaiškinti apie ten esančią sistemą ir kas kur tenai būtų. Juokas ima. Iki.